Kodėl kai pradedi mesti... Kodėl, kai pradedi mesti svorį, viskas pradžioje juda gerai, bet po kurio laiko sustoja progresuoti? Čia įsijungia vadinamas metabolinis prisitaikymas. Pabandysiu paaiškinti paprastai. Tarkime, tavo svorio palaikymo kalorijos yra 2500 kalorijų per dieną. Ir šitas puodelis reprezentuoja tavo palaikymo kalorijas. Sakykime, jog tu nusprendei mesti svorį ir eini į kalorijų deficitą ir pradedi valgyti 2100 kalorijų, kas yra 400 kalorijų deficito ir svoris pradeda kristi. Viskas tvarkoja. Tačiau po kelių savaičių tavo svoris sumažėja, sakykime, numetei 4-5 kg, dabar tavo kūnas sveria mažiau, o tai reiškia, jog reikia mažiau energijos išgyventi ir tai, jog tavo svorio palaikymo kalorijos nebe 2500, o jau 2100. Kas tada vyksta? Tu vis dar valgai tuos pačius 2100 kalorijų, bet deficitas jau nebe 400. Progresas stipriai sulėtėja ir tuomet tu pasieki tą ribą, kai svoris jau nebekrenta, kadangi tavo kūnas tiesiog prisitaikė prie tavo naujo svorio. Ką reikia daryti toliau, norint progresuoti? Tau reikia sukurti naują kalorijų deficitą. Arba mažini kalorijas dar, pavyzdžiui, iki 1800, arba didini energijos sąnaudas, kas gali būti daugiau sporto, kardio ar tiesiog žingsnių. Paprastai sakant, tai kaip automobilį. Kuo mažesnis variklis, tuo mažiau degalų jam reikia. Kiekvieną kartą numetę svorį, tu perstatai savo kūną į naują balansą ir jei nori judėti ir progresuoti toliau, tau reikia pakoreguoti ir kitus rodiklius.